Šiaulietis Renatas Mikalauskas sako, butą jau pardavinėjantis daugiau kaip pusę metų. Už pietinėme miesto mikrorajone esantį 4 kambarių butą iš pradžių jis prašė 240 tūkstančių litų, vėliau kainą sumažino 50 tūkstančių, tačiau pirkėjų neatsiranda. Vyras ieško būdų, kaip parduodamą būstą padaryti patrauklesnį pirkėjui. Dabar tokia ta mūsų ekonominė situacija, kad manau, kad ir nerasim. Dabar šiai dienai nerasim, o turim galimybių tvarkytis, daryti remontus, padaryti europinį kažkokį variantą iš to buto ir tada gal lauksim kitokių laikų. Ir visas valgomasis suvirtų. Šiaulių nekilnojamojo turto pardavėjai sako, kad būsto pardavimo rinkoje štilis, nors kainos nukrito trečdaliu, tačiau pirkėjai neskuba tuo naudotis. Labiausiai krito gyvenamo būsto pardavimai. Jeigu lyginti su ankstesniais metais, tai panašiai turbūt būstų parduodama 50% mažiau. Jeigu prieš metus parduodavo 50 būtų į mėnesį, tai dabar gal ten apie 30 būtų į mėnesį. Tačiau smukus butų pardavimui ėmė klestėti jų nuoma. Bankams griežčiau išduodant paskolas, daugelis gyventojų mieliau linkę būstą nuomotis nei pirkti. Vien per pastarąjį pusmetį Šiauliuose nuomos kaina šoktelėjo 30%. Dabar čia vieno kambario nuoma per mėnesį be komunalinių paslaugų kainuoja 300–400 litų, o už didesnį būstą iš nuomininkų prašoma 1000 ir daugiau. Nuomos kainos turėtų augti, kaip rodo vakarų patirtis. Santykis nekilnojamo turto vertės ir nuomos yra pas mus dar labai skirtingas negu vakarų valstybės ir ta nuoma turėtų dar augti kažkur apie 30–50% per artimiausius metus. Tačiau kai kurie nekilnojamojo turto pardavėjai abejoja, ar toks būtų nuomos kainų šuolis įmanomas. Esą gyventojus vis labiau spaus išaugusio šildymo, elektros ir vandens kainos.